Rajono tarybos posėdėje pranešta apie opozicijos jėgų persiskirstimą. Su Liberalų ir Centro sąjungos sąrašu į tarybą išrinktas ir šios sąjungos frakcijoje buvęs tarybos narys Tomas Valevičius paliko frakciją ir prisijungė prie rajono politikų išrinktų pagal Lietuvos liberalų sąjūdžio ir Valstiečių sąjungos sąrašus. 4 nariai sudarė naują Liberalų sąjūdžio frakciją. Likus 2 nariams Liberalų ir Centro sąjungos frakcija iširo. Aš visą laiką galvojau ir visą laiką taip deklaravau, kad ateis jaunųjų politikų karta, kuriems bus svarbu vertybiniai dalykai, bus svarbu, sakysim, tos idėjos, o kada žmonės jauni pradeda bėgioti iš vienos frakcijos į kitą, tai atrodo pakankamai lygiai ir primityviai. Žinoma, kiekvienas tarybos narys turi teisę pasirinkti. Tomas Valevičius pasirinko savo kelią. Aš galvoju, kad jeigu jam Muntenas atrodo didesnis liberalas negu Saulius Grinkevičius, jo teisė. Taryba patikslino savivaldybės biudžetą. Padidinus bibliotekininkų darbo užmokestį, jų atlyginimams skirta 48 000 litų daugiau nei planuota metų pradžioje. Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas Alvydas Mažeika informavo, kad savivaldybės skola bankams per 8 mėnesius sumažėjo beveik 1,5 milijono litų ir dabar siekia 16,5 milijonų litų. Per 8 šių metų mėnesius į biudžetą surinkta 98% planuotų pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio surinkama daugiau negu planuota. Socialinių pašalpų išmokama mažiau, šiemet jau sutaupyta apie 1,5 milijono litų. Tačiau mažiau gauta iš valstybės iždo ir įplaukė mažiau nekilnojamojo turto mokesčio. Taip įvyko dėl to, kad 2012 metais per vėlai patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčių tarifai, todėl taikyti minimalūs. Keitėsi įstatymai 2012 metais. Ir kai keitėsi įstatymai, ten pasikeitė priėmimo dėl pačio turto mokesčio dydžio laikas, iki kada buvo galima priimti. Tai mūsų finansistai tuometinį derino su mokesčių inspekcija ir mokesčių inspekcija neatkreipė dėmesio, kiek man žinoma, kad būtent turi priimti iki birželio 1 dienos. Na, mes priimėme šiek tiek vėliau. Laimi mūsų verslininkai, bet pralaimi biudžetas. Mes visus savo įsipareigojimus, kurie yra numatyti šiems metams, tiek įstaigoms, tiek savo pačių išgyvenimų įvykdysime, aš to nebejoju. Taryba atleido nuo nuomos mokesčio spalio 11 dieną Kėdainių arenoje vyksiančio miuziklo Don Bosco, pasakojančio apie italų kunigo Jono Bosko gyvenimą, organizatorius. Po diskusijų nutarta atleisti nuo patalpų nuomos mokesčio ir krepšinio klubą Nevėžis. Skiriame tik tai pagal programą 200 000 ir va štai dabar atleisdami nuo Kėdainių arenos salės nuomos ir visų patalpų dar apie 150 000. Tai va štai apie 350 000 sumoje būtų šita parama. Kad diskutuojama, aš galvoju, yra labai gerai. Iš tiesų reikia priimti tokius turbūt vieningus sprendimus, įsianalizuoti, pasižiūrėti, ar tikrai matome visus kampus. Patikslintas savivaldybės strateginis planas. Planuojama iki 2020 metų Šietoje įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus, tam skirti 5 milijonus litų. Kiti objektai nėra nauji, jie nekart aptarti ir rajono taryboje, ir rajono bendruomenėje. Strategijoje numatyta skirti iki 10 milijonų litų Šviesiosios gimnazijos naujo pastato rekonstrukcijai, iki 20 milijonų litų Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijai, iki 6 milijonų litų Didžiosios rinkos aikštės rekonstrukcijai, 8 milijonus Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos jaunimo skyriui įrengti. Tai nereiškia, kad šitos sumos tokios ir bus. Labai norėčiau paprastai pasakyti, kadangi šitų visų išvardintų objektų, tiek rinkos aikštės, tiek šitos kultūros laisvalaikio centro ir kitų, strateginiam plane buvo anksčiau numatytos sumos, bet dabar praėjus laikotarpiui, reiškia, jos buvo mažesnės, jos padidėjo. Bet tiksli suma bus tada, kada įvyks pirkimai. Tikrai reikalingi objektai. Tarybos opozicijos nariai šįkart ilgai diskutavo ir kėlė klausimus visai aiškiose situacijose, anksčiau niekam nekėlusiose abejonių. Artėja savivaldos rinkimai, nedaug liko, pavasarį, kovo 1 dieną vyks šitie dalykai, na ir opozicija pradėjo, reiškia, uždavinėti ir teikti tokius klausimus, kurie iš tikrųjų neturėtų būti teikiami, bet, na, aišku, jie rodo save, kad
atseit dirba. Man kartais atrodo, kad norėjimas pasirodyti, kad esu va štai tarybos posėdžių salėje, labai dažnai jau dabar tampa tokia praktika, matomai prieš rinkiminis laikotarpis prasidėjo, į komitetų posėdžius neteinama.